Šiandien pradėsim pamainą, dirbsim 3 su Volkswagen Transporter automobilio. Mūsų radijo ryšio šaukinys bus 17:53. Einam. Vykstam į elitinę vagystę. Praneša apsaugos darbuotojas, kad parduotuvėje asmuo įvykdė vagystę. Vagis sulaikytas. Bendra suma virš 19 eurų, žala grąžinta policijos prekyba. Supratau, tai žodžiu, nenaudolis nusprendė biškai atsivesinti, bet nesigavo jam šiandien. Kur čia yra tas apsaugos postas? Pirmą kartą jie buvo dviesi, aš paleidžiau juos, ten mažas kiekis buvo. Irgi gal 2 bonkos. Antrą kartą man atlaikė nervas, rašiau visus popierius. Žinomas jau. Ne pirmą kartą. O, tavo? Aha. Tavo. Užkandžiai. Anksčiau už vagystės baustas ar ne? Nebaustas. Aš ne pirmą kartą matau jau. O aš tai pirmą kartą matau. Aha. Duok savo žiebtuvėlį tą, ką turi. Ir cigarus. Pomidorą galėsi suvalgyti, gerai? Lauksime ilgai, todėl kad bus į pažeidimų 300. Nes tu dar labai jauna labai matau. Aš labai jauna. Į viršų. Surašėm protokolą, praėjai pro kasas nesumokėjęs už tos 2 daiktinės butelius. Gerai, baudos, kaip ir minėjau, vietoj neskiriam, kadangi turi galiojančių nuobaudą. Nu, aš tai su tavim neįsiu, kad ir kiek tu norėtum. Su Dievu. Surašytas protokolas, nepaieškomas draudžiamų daiktų neturi. Po protokolo surašymą nukeliavo savais keliais namo. Koridorių padarom. Sugyventinis neįleidžia pranešėjas. Pranešėja paaiškina, kad jis neseniai yra grįžęs į gydymo įstaigos. Iš kurios pusės čia įėjimas? Iš vidinės kiemą? Mes ateisim dar pas jumis pabendrauti šiek tiek, gerai? Reikia ten duomenis nustatyti. O iš kurios pusės įėjimas? Iš vidinės pusės ar iš išorinės? Kieno čia yra namai? Mano. Namai mūsų. Čia jūsų, jo? Taip. Įvyko kažkoks konfliktas čia tarp jūsų, ar ne? Jokai nevyko. Neįvyko koks konfliktas. Padėkit šitas replės, gerai? Alkoholį vartojat šiandien ar ne? Namie. Vartojat namuose, taip? Dėl ko apykoje pas jūs? Ką? Dėl ko apykoje? Čia mano reikalas. Kokios pagalbos reikia iš policijos? Kam skambina? Aš norėjau, kad jisai užrakino duris. Taigi sako žmogus, kad raktas sustrigo. Raktą tvarko. Nu, tai va, negalėjau įeiti. Tai kad pažiūrėkit, pas jūs raktas kreivas. O kodėl jis kreivas? Nu pasižiūrėkit, duokit raktą. Man nekreivas. Žiūrėkit, duokit raktą. Pažiūrėkit, raktas kreivas. Informavom dar kartą, kad už melagingą pranešimą Gausi baudą? gausit baudą. Sėkmės, ramiau ir nebus šavok. Vis. Buvo sugyventinis sudaužė pranešėjas puoduką, o dalį metį pranešėjas sužeidė ranką, medicinos pagalbos atsisakė, nepilnamečių nėra. Sveiki. Labą dieną. Čia jūs skambinate į policiją? Jo. Kur tas yra draugas jūsų ar kas? Išbėgo. Jisai pabėgo jau? Jisai miega čia. Jo. Buvęs sugyventinis. Išgėrė, alaus išgėrė, aš irgi esu išgėręs, bet aš su juo negeriu. Aš atsisėdu vačinais prie tėvuko, Taip. paprašiau cigaretės, mes su tėvuku parūkėm. Jisai atidarė čia duris, pradėjo, po to puoduką sudaužė vačinais. O ką jisai pradėjo? Nu, sako, pašat. O tai dėl ko? Be jokios priežasties tiesiog užsipuolė jis? Sako, кто ты такая? Я тебя, если я сяду, я выйду, я тебя зарежу. И мane metė jisai. Ir jisai metė jūs. Šiuo metu medikų pagalba yra reikalinga jam ar ne? Ne. Dabar praeinu šitą programą Ko? alkoholio. Supratau, turit problemų su alkoholiu, jo? Šiuo metu išgėrus? Jo. Kodėl? Problema. Tai gydotės problemą ir toliau geriat. Tai kartu su kolega prie automobilio, gerai? O kaip jisai apsirengęs dabar? Su tokia pat maikė kaip jūs? Tamsesnė. Kiek metų jam priminkit? 29. 29, ne? Na super, gerai, važiuojame mes tada, pažiūrėsim kuris. Ačiū labai. Įpusėjom budėjimą, metas pietauti. 10 valandų, nedaug čia ir liko jau. Šau labai greit šiandien. Su dervės seniūnija, keturratis apsivertėt. Žmogus pabėgo. Greičiausiai. Girtas, bet ne mum. Greit sutemo, ne? Nuo Širvintų link Vilniaus važiuoja Škoda, pavojingai manevruoja, įtarė, kad gali būti neblaivus. Ai, va, jūs... Jūs avarinė, ar ne? Aš avarinė, bet aš važiuoju. Aha, mes matom. Sustojam! Stop! Aš galiu atjungti. Jo, galite Stop, stop. Turėkit telefoną, jeigu ką, mes pasiskambinsim.
alkoholį vartojat šiandien ar ne? Gėrėt alų. Supratau, kiek alaus jūs gėrėt? Visą buteliuką? Nustatyta tvarka, pasitikrinsim girtumą. Pučiam, dar. Tolygiai nutraukiam. Nuliukai. Liuks. Kvietimas buvo toks, kad mėtotės po kelią, važinėjot ant juostų, gal kažkokiais pašaliniais veiksmais susiemat? Neužsiemat. Pažiūrėkit, koks kelias, papui duobės. Na, aš suprantu. Mėto mašiną. Suprantu, bet šitoj vietoj dar nėra toksai blogas. Viskas, grąžinam vairuotojo pažymėjimą, geros dienos, gražaus vakaro, viso. Mūsų Škoda vairuotojas blaivus, nuliai. Porą klausimų tokių turiu dėl šito jaunelio, kuris ten bėgioja pas jūs. Kur jisai gali būti? Jis ten prie mo muziejaus minėjo, teisingai? Nu, jisai man minėjo, kad jisai tenai važiuos. Su draugu susitiks. Sako, mes nuvažiuosiu, pasidėsiu ir aš grįšiu. Sako. Bet jisai ir negrįžo, jis telefonas išjungtas. Jisai mėgsta negrįžti laiku. Gerai, tvarkoj, mes pabandysim tada pasižiūrėti. Jeigu tada nebus, nu, tai tada jau sugrįšim greičiausiai pas jūs. Ne, nu viršūnė. Ką? Jūs telefonu naudojatės? O ką aš kalbėjau su juo? Gerai. Sustojam, va čia už sankryžą iš karto. Stop, sustojam. Aš stebiuosi čia. Aš nekalbėjau. Jūs stovėjot sankryžą ir naudojatės telefonu. Nu, kas, aš nevažiavau. Taip, bet jūs dalyvaujat viešajame eisme. Bet aš nevažiavau. Nesvarbu, jūs dalyvaujat viešajame eisme. Sustokit, kažkur tai aikštelį, užgesinkit variklį ir naudokitės mobilio ryšio priemonę. Tada galit. Tas aš dėl to jūs ir informuoju. 30. 30? Jeigu pirmą kartą. Nu, kitą kartą žinosit, kad nereikia maigyti tai brangiai. Surašysim 10 minučių ir važiuosim. Reikalingas jūsų parašas, o čia reikia, kad jūs parašytumėt savo paaiškinimą, kad sutinkat, nesutinkat su pažeidimu. Nu ką, viskas, sėkmės. Turėjom paauglio paiešką, pagal algoritmą atlikom paieškos veiksmus, asmens neaptikome, priėmus pareiškimą ir apklausus liudytoją, toliau tęsim dokumentaciją skyriuje. Taip ir baigsim savo pamainą šiandien.